Na ką, mėlyje, pradedam jungtis. Mėlyje. Šiandienos tiesioginis eteris skirtas meilės temai. Ir kol jūs jungiatės, prisistatysiu, esu Aleksandra, astrologė, numerologė ir šiandien kalbėsim apie meilę, apie poros suderinamumus, apie kaip apskritai surasti tą partnerį, kada jį surasti, kaip jį atpažinti, nes pagal kiekvieno žmogaus gimimo datą mes galim aiškiai matyti, kada ir kur turėtume vaikščioti, kad tą partnerį vis dėlto surasti. Tai tie, kurie pasiruošę, šiandien gaus atsakymus. Šiaip šio eterio esmė yra atsakyti į jūsų klausimus. Aš manau, kad tos teorijos internete yra begalė daug, o kas liečia asmeniškai jūsų situacijas, aš galėsiu pakomentuoti. Taigi, turiu čia pasiruošusi kompiuterį, tai galėsiu iškart žiūrėti ir atsakinėti jūsų klausimus. Taip, matau, kad jungiatės, nuostabu. Super. Taip, šiaip galit rašyti komentarus, kaip jūsų nuotaika šiandien, iš kokio miesto esat galbūt, galim pasižiūrėti, aš šiuo metu sėdžiu Klaipėdoj, Lietuvoj, tai drąsiai galit dalintis, kur šiuo metu esat jūs, arba tiesiog pasidalinti, kokia yra jūsų nuotaika. Nes šiaip pagal visas astrologinius aspektus, numerologinius aspektus, šiandien diena yra nelabai paprasta jau tokia. Savo profiliuose Instagram ir Facebook'e buvau pasidalinusi, kuo ši diena yra tokia jau ypatinga, nes tikrai nepasakosiu tų visų teorinių dalykų apie planetų išdėstymą ir visa kita, bet žodžiu, šiandien tikrai diena gali būti emociškai nestabili ir ką rekomenduočiau tikrai, tai nedarykit skubotų sprendimų, nepriiminėkit skubotų sprendimų, skubotas išvadas nedarykit, žinokit, rytoj atsikelsit, tikrai bus gaila. Vat, tai šiandien bandom atlaikyti tą ramybę viduje, prisiminti apie tą meilę sau, apie kurią visi kalba, bet mažai kas daro. Ir tokia vat ta ir diena. Ne? Taip, aš matau, kad daug kas jungiasi. Šiaip galit rašyti savo gimimo datą, ten metai, mėnuo, diena ir savo klausimą, ką norėtumėt sužinoti. Ką aš galiu atsakyti? Vat aš kaip astrologė, numerologė, kokius klausimus galiu tikrai atsakyti, kokius ne. Tai galiu atsakyti, pavyzdžiui, jeigu jūs neturit šiuo metu poros, bet esat pasiruošę jau, tai aš galiu pasižiūrėti pagal jūsų gimimo datą, kur jūs galit atrasti savo tinkantį partnerį. Ką dar? Jeigu norit pradėti vaikščioti pasimatymus, galiu pasižiūrėti, pavyzdžiui, kokį mėnesį reikėtų pradėti tas paieškas, ne, ir vaikščioti į tuos pasimatymus, nes pagal žmogaus gimimo datą mes irgi tai galim pažiūrėti. Ir stipriausias akcentas irgi yra toks, kad mes galim pagal gimimo datas abiejų partnerių pasižiūrėti jų suderinamumą. Kas ten įeina į tą suderinamumą? Pirmas dalykas į suderinamumą poros, jeigu mes žiūrim per būtent numerologijos instrumentą, mes galim pasižiūrėti, kaip žmonės supranta vienas kitą, jeigu mes kalbam apie meilės kalbą. Ne? Nes kiekvienas iš mūsų supranta tą meilę visiškai skirtingai. Ir mūsų veiksmai ne visada yra suprantami. Ne? Kažkas gali sugalvoti, kaip nustebinti ir parodyti savo dėmesį kitam žmogui ir jis tai supras ir priims. Kažkas to padaryti negali, nes tiesiog buvo, nežinau, kitas
auklėjimas, sociumo įtaka, kitos knygos, kiti filmukai, ne? Ir tada reikia mokintis vieną kitą, parodyti tą meilę. Dar ką galima pasižiūrėti iš poros suderinamumo, jeigu mes kalbam apie būtent numerologijos instrumentą, nes numerologijos instrumentas tai yra savęs pažinimo instrumentas, tai ne kažkokie burtai ar dar kažkas, tai yra tiesiog instrumentas. Ir jeigu yra kažkoks klausimas, dėka jo mes galim į tą klausimą gauti atsakymą. Taip pat galim pasižiūrėti, kaip sutaps nuomonės dėl vaikų auklėjimo. Tikrai yra aktuali tema paskutiniu metu, nes daug santuokų būna antrinių, ten arba trečią kartą, ne, ir būna tie partneriai jau su vaikais. Ne, ir vat galima per gimimo datas realiai pasižiūrėti, ar iš vis įmanoma atrasti tuos bendrus kažkokius taškus, ar jūsų naujas partneris priims jūsų vaikus, arba jūs atėjot į partnerystę, kur jau yra vaikas, kaip vat šitoj vietoj jūs galėsit komunikuoti, arba negalėsit. Taip pat gimimo data labai aiškiai parodo, kaip busit ir gyvensit buityje. Aš sakyčiau, 80% visų laimingų santuokų priklauso nuo to, ant kiek žmonėms gerai yra gyventi kartu vienoj erdvėj. Nu, ta prasme, buitekė, ne? Koks pas ką yra rytas ir taip toliau. Tai yra irgi svarbus akcentas ir mes per gimimo datą galim tai irgi pasižiūrėti. Dar vienas aspektas, į ką galima žiūrėti, žiūrint poros suderinamumą per gimimo datas, tai pavyzdžiui, kas rūpinsis, kas kontroliuos ir apskritai vat, tos rolės, kaip jis įsivaizduoja ją santykiuose ir kaip jinai įsivaizduoja jį santykiuose, ne, irgi iš to vietų galim žiūrėti. Taip, aš galiu kalbėti labai daug, bet jūs galite rašyti savo klausimus ir mes galim tiesiog per tos praktikos. Ne, aš rodysiu per gimimo datas, ką įmanoma ir ko neįmanoma. Tai kas turi klausimų, rašykit gimimo data ir savo klausimą. Nežinau, kur sutikti partnerį, kaip atpažinti tą žmogų, kada vaikščioti pasimatymus, ten ar tinka apskritai šiais metais ta santykių tema, ne, galbūt reikia labiau realizaciją žiūrėti, nes tai irgi mes galim žiūrėti. Jeigu norit pasižiūrėti poros suderinamumą, tai vėlgi rašot savo gimimo datą ir savo partnerą. Būtų neblogai, jeigu parašytumėt, kur yra moteris, kur vyras, nes, nu, būna, kad skiriasi šitos vaidmenis, ne? Taip, gerai, tai kol nerašt klausimų, kalbu tada toliau. Ok, einam prie teorijos. Gerai, kas dar? Ką dar mes galim žiūrėti per gimimo datas? Jeigu mes kalbam apie poros suderinamumą. Ant kiek tikslingi yra žmonės, pavyzdžiui, siekiantis tikslų realizacijos, ne? Ir labai dažnai būna taip, kad moteris būna tokia labai norinti siekti karjeros laiptais, plėsti savo verslą ir taip toliau, o vyras, pavyzdžiui, turi mažiau tų ambicijų ir tai irgi mes galim iškart matyti pagal gimimo datą poros suderinamumą. Taip pat poros suderinamumas labai aiškiai parodo ir apskritai jūsų vertybės, ar sutampa ar nesutampa. Aš esu įsitikinusi, kad santykiuose turi būti gana paprasta. Nu, ne tiek, kad jau ten visai niekaip nesistengti, ne? Bet turėtų būti paprasta kame. Jūs esat panašių vertybių žmonės. Ir kai jūs esat panašių vertybių žmonės, jūs tada suprantat vienas kitą. Ir vakare jūs abudu galit nueiti virtuvę ir suvalgyti, nežinau, kokias bulvytės keptas, ne, ir pažiūrėti serialą. Arba jūs, pavyzdžiui, abu mėgstat sportuoti, prižiūrit mitybą ir jums šitą vietą labai paprasta. Tas pats eina ir apie socialinius tuos visus dalykus, ne? Nu, tikrai ilgai negyvena santuokos
ilgai ir laimingai. Negyvena tos santuokos, kur labai stipriai yra tas atitraukimas, ne, socialiniai plotmėj, finansiniai plotmėj. Tai iš tos pusės irgi. Ne, aš vis dėlto, kiek matau, per tiek metų dirbantį, matau, kad geriausiai ir patogiausiai mums su tokiais pačiais žmonėmis yra. Tos pačios dainos, vaibas, humoro jausmas. Beje, dėka gimimo datos mes galim žiūrėti ir žmogaus humoro jausmą. Ne? Ant kiek poroj tas humoro jausmas tikrai išgelbės. Pavyzdžiui, jeigu yra kažkokie pykčiai, nes, pykčiai vis tiek turi būti, ne? Jeigu žmonėms visiškai vienodai viena ant kito, tai faktas, kad nieko ten ir nebus tų jausmų ir emocijų. Bet jeigu ne vienodai, tai tada pykstamės. Ne? Taip, gerai. Kol kas klausimų nematau. Į tiesioginę transliaciją nieko nekviesiu čia, jūs galite rašyti savo žinutę ir klausimą į komentarus, aš juos skaitysiu ir atsakinėsiu. Gerai. Edgaras prašė labas. Edgarai, iš kokio miesto esi? Įdomu, kas čia susirinko. Gerai. Tai jūs nerašote, aš tada pasakoju toliau teoriją. Taip, kaip dar Norvegija? Gerai, turiu geriausią draugę Bergenė, jau draugaujam 20 metų gal. Ir atstumas šitoj vietoj mums netrukdo. Turim savo tradicijas, tai puikiausiai bendraujam. Šiaip nuostabi šalis. Nors, nežinau, visur, kur buvau, man visur gražu. Visur gražu, svarbu nesėdėti vienoje vietoje, ne? Bent kartais išlysti. Taip, okei. Ką dar? Aš vis dėlto esu astrologas, numerologas ir esmė šitą eterio yra jums atsakyti į klausimus susietus su suderinamumu, poros arba apskritai santykių temomis per jūsų gimimo datą, per prizmę numerologijos instrumento. Tai kol nėra klausimų, dar pasakysiu, kad eteris bus iki 15 valandos 15 minučių. Nusprendžiau šiandien tai pažaisiu tais skaičiais. Pradėjom 14, baigsim 15, tai kas spės užduoti, tas gaus atsakymą. Tai dabar, aš matau domą, tai klausimą, bet šiaip nesusietas su eteriu yra. Gerai, tai pasakoju toliau. Numerologija, savęs pažinimo instrumentas, per gimimo datą. Labai aiškiai pamato, kuriame lygyje yra poros meilė, apskritai jų jausmų skalė. Yra 3 skalės, tai pavadinkim, 3 meilės lygiai. Jeigu galima tai pavadinti pirmą lygį meilę, žodžiu, ant ko susitinka žmonės. Ne? Pirmas lygis tai yra iš skaičiavimo. Jis aiškiai labai matosi poros suderinamume pagal gimimo datas. Ir Edgarai, dar parašykit, kur yra vyras, kur moteris. Ačiū labai. Ir kuriame lygyje, ne? Tai jeigu pirmame lygyje susitinka pora iš išskaičiavimo, tai pora būna kartu iki tol, kol vienas daro savo kažkokį įsipareigojimą ir kitas. Tai tik iš įsipareigojimų. Jie gyvena gana kokybiškai, ilgai, bet ten kažkokių meilių, seilių, aistrų, emocijų tikrai nėra. Jie aiškiai supranta, dėl ko jie yra tokiuose santykiuose. Čia būna tos santokos iš
nežinau, pagal sutartis, ane, vat įžymybės mėgsta, ten dėl statuso vyrui reikia moters arba moteriai reikia vyro dėl dar kažkokių dalykų, ne, finansų ir taip toliau. Tai būna tokie atvejai, tai čia yra pirmas meilės lygis. Antras lygis, kaip aš vadinu, auksinis viduriukas. Šitoj vietoje yra daugiausia porų, sakyčiau, gal 80% porų, 90 netgi gali būti, sakyčiau, tokia gal statistika. Kas ten yra? Ten abu žmonės susitinka ir turi šiek tiek vienas kitam padėti suprasti vienas kitą, ten gali sueiti meilės kalba, gali sueiti vertybės, gali kažkas būti panašu, bet ir bus kažkokie momentai, kurie labai bėsins ir dėl kurių pora galvos gal laikas išsiskirti ar dar ką nors, ne? Bet jeigu pora praeina tuos etapus, tai faktas, kad jie gali gyventi ilgai ir laimingai ir ten bus ta tikroji meilė, bet jinai ateina su laiku. Ir trečias variantas, kada susitinka poras, yra ta aukščiausiai meilė, kuri, apie kurią mums pasakoja, nežinau, filmuose, knygose, kažkas nerealaus, jie ten susitiko ir visą gyvenimą pragyveno kartu, ilgai laimingai, buityje ir jie taip labai daug sutampa dalykų ir jiems labai paprasta būti kartu. Kodėl būtent tokios poros pagal suderinamumą, ką aš matau pagal savo statistiką, kodėl tokios poros negyvena labai ilgai laimingai, nes emocinis ryšys tokių porų yra labai stiprus, bet kas svarbu šitoj vietoj, jie nevertina tą ryšį. Jiems atrodo, kad čia su visais partneriais man bus taip paprasta ir gera. Bet su kitais partneriais taip nebus. Ir todėl nuo to, kad jie nevertina šitų dalykų, jie gali išsiskirti ten dėl emocijų, dar kažkas, net nesuprasdami, kokia meilė jiems duota. Ne visiems žmonėms per visą gyvenimą gali būti duota tokia meilė, tokia kokybė santykių, bet tiems, kam duota, tikrai retai išsaugo. Bet tie, kurie vertina, tai čia ta pora, kur jie susitiko, kai buvo, nežinau, ten 18 ir pragyveno iki 80 ir visai buvo tokia pavyzdinga, graži, faina pora. Aš nekalbu apie tos poros, kur gyvena, nežinau, po 20, po 40 metų ir iš išorės visai neblogai, liktai ilgai, bet faktas, kad nelaimingai. Ne? Tai iš tos pusės. Gerai, aš mačiau ten porą klausimų, tai juos tada atsakysiu. Taip, atsakysiu į Edgaro klausimą. Aš taip įsivaizduoju, Edgarai, kad įdomu pasižiūrėti, koks yra suderinamumas, kokie ten yra tie taškai. Jeigu bus kažkoks papildymas, tai drąsiai gali parašyti. Taip, gerai. Tai paimam Edgaro porą. Ką rodo gimimo data tokios poros? Tai aš ką tik pasakojau apie 3 meilės lygius. Tai pavyzdžiui, tokia pora turi suderinamumo procentą pagal numerologiją 63 iš 100. Gana tikrai aukštas procentas suderinamumo poros. 63 tai reiškia pora yra per tą auksinį viduriuką, kur jeigu abu partneriai stengsis, tikrai bus ta meilė, galbūt jau yra, ne, aš nežinau, kas ten prieš istoriją. Tai reiškia, kad šita pora tikrai gali daeiti iki to lygio, kur ta tikroji meilė, pagarba ir visa kita. Ne? Tai iš šitos pusės 63% iš 100 yra labai geras procentas, auksinis viduriukas. Dabar pasižiūrėkim giliau. Taip, stipriausias taškas, ant kurio laikosi pora.
meilės kalba. Ką tai reiškia? Vat aš pačioj pradžioj, kai labai mažai dar kas buvo prisijungę, pasakiau, kad meilės kalbos dažniausiai būna labai skirtingos pa žmonės. Ir aišku, dabar mes galim prisiminti tą knygą 5 meilės kalbos, ne, ir pasižiūrėti, ten vienam reikia dovanų, kitam reikia apsikabinimų, kažkam reikia pagalbos ir taip toliau, bet šiaip, kai sutampa meilės kalbos, tai nereiškia, kad vienam reikia dovanų ir kitam reikia dovanų. Tai reiškia, kad visas pastangas, kurias darys partneris, kitas žmogus supras ir priims. Pavyzdžiui, jaučia, kad blogai jaučiasi jo moteris, padaro arbatos, atneša ir jinai priima tai ir supranta. Nėra taip, kad arbatą galėjai ten šokoladuką atnešti ir visą kitą. Ne, aišku, ten nežiūrinti tuos ciklus moteriškus ir emocionalumą, bet iš tikrųjų, jeigu vyras toks nori parodyti dėmesį ir meilę, jam pavyksta ir jam nereikia jokios ten papildomos kažkokios informacijos, ar dar jis gali kažką sugalvoti, kažkokį, nežinau, surprise, ir jinai tai supras, kai meilės išraiška. Tas pats eina ir iš kitos pusės. Moteris, kuri nori parodyti tokiam vyrui savo jausmus, jai nereikia skaityti knygų, vaikščioti ten pas specialistus, jinai pati gali sugalvoti, suprasti, nes jinai gerai jį išjaučia. Ne? Tai vat meilės kalbos šitoj porai yra vienodos ir tai yra labai gerai, nes viską, ką darysit, kitas partneris taip ir priims. Nes būna žmogus labai stengiasi dėl kito, bet daro ne tą, ne taip, ne tada. Ir jis sako, aš jau ir tą padariau. O aš, pavyzdžiui, nejaučiu, kad čia yra meilės išraiška. Ne? Tai vat iš tos pusės šita pora tikrai laikosi stipriai. Antras momentas, kuris čia irgi yra labai stiprus, ant ko laikosi pora, ir čia yra stipriausias pozicijos, pasakysiu ir silpniausias, tai yra emocinis prisirišimas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad emociškai labai susieti yra žmonės. Ir jeigu bus išsiskyrimas, arba ilga kažkokia kelionė, arba dar kažkas, žmonės tikrai norės vėl susitikti, pakalbėti, paskambinti, vat jiems tas ryšys yra labai svarbus. Taip pat, kai tokios poros, pavyzdžiui, išsiskyrė, nors aš niekada nesu už tą, kad reikėtų skirtis ir visą kitą, man atrodo įmanoma visas poras ten išgelbėti. Reikia tik žinoti, ką daryti. Tai kai jie išsiskyrė, tai reiškia, kad ir vienas, ir kitas partneris visada prisimins ir lygins savo buvusią partnerį su kitais. Tas ryšys emocinis, jis stiprus ir bus visą gyvenimą. Dažniausiai, jeigu dabar įlysti šiek tiek į tą tokią ezoteriką, dažniausiai tai rodo, kad ten tos sielos susitiko ne pirmą kartą ir tas ryšys yra todėl stiprus ir jiem nereikia vėl iš naujo ten tą ryšį kažkaip atstatinėti. Ne? Jie jau turi, nes pradirbę yra ten praeitose gyvenimuose. Bet mes dabar nelendam į tą ezoteriką, einam kuo detaliau kalbėti. Taip. Toliau stipri vieta yra dar 75% iš 100 supratimas apie vaikų auklėjimą. Tai reiškia, kad jeigu tai yra ne pirmas susitikimas ar kažkas iš partnerių turi savo vaikus iš praeitų santykių, tai reiškia, kad šitoj vietoj žmonės tikrai atras kompromisą ir tikrai mylės ir gerbs tuos vaikus, kurie jau buvo iš praeitų santykių. Taip pat tokioj porai aš tikrai rekomenduočiau turėti vaikų, nes jie tikrai užaugins gerą stabilų vaiką, o ne taip, kad vienas sako, tau galima saldainio, kitas sako, tau negalima ir vaikui tiesiog, vaikui labai sunku ir todėl mes paskui žiūrim, kodėl emociškai tokie nestabilūs žmonės. Gal dėl to, kad nebuvo to suderinamumo pas tėvus. Tai šitoje vietoje suderinamumas dėl vaikų viskas tvarkoj, galit turėti arba gal jau turit ir nuostabu. Taip, čia buvo stipriausios pozicijos. Dabar silpniausios pozicijos. Taip, kiek laiko kiekvienas iš partnerių pasiruošia duoti.
Ne, va tas laikas kartu arba tos dėmesio kiekis. Ne, va visiškai skirtingai žiūrit į tai, kiek reikia laiko skirti vienas kitam arba praleisti. Kaip tai gali būti buityje. Pavyzdžiui, ten vyras nori vakare kartu pasižiūrėti filmą. Moteris vakare nori išeiti su draugiam. Kaip pavyzdys. Arba atvirkščiai, savaitgalį jinai nori praleisti su juo, o jis yra gana pavargęs, daug dirbdavo ir jis nori nuvažiuoti, nežinau, pažvėjuoti dar ką nors, ne, vat jam reikia tų dalykų kažkokių, kad būtų jo laikas ir taip toliau. Ne? Tai vat šitoj vietoj tas laiko praleidimas kartu yra skirtingas. Ir todėl šitoj vietoj padės tik tai susitarimai, kaip ir kada daryti, kad abiems būtų gerai. Pavyzdžiui, ten, nežinau, mes vieną kartą į mėnesį darom, kaip tu nori, vieną kartą į mėnesį darom ten, kaip man norisi ir patogu, ne? Tai va dėl to dėmesio. Ne? Nes, pavyzdžiui, moteris tokia gali dažniau kažkur tai išeiti norėti, o vyras gali rečiau, arba jie gali apsiversti, ne, pasikeisti rolėmis. Tai šita pozicija yra silpna ir kai mes žinom savo poros silpnos vietos, tai reiškia, kad mes galim ją stiprinti, koreguoti ir santykiai tęsis ar bus ilgi ir laimingi, taip sakant. Tai iš tos pusės, ne, mes galim pasižiūrėti. Dar viena iš silpniausių vietų, tai yra buitis. Šitoje vietoje irgi labai skirtingi supratimai, kaip norisi gyventi namie ir būti ten, ne. Tai čia vėlgi tiks susitarimai, nes vienam gal iš ryto, sakysiu per pavyzdį, vienam iš ryto norisi garsiai muziką klausytis, kitam iš ryto norisi tylos, arba vienas atsikelia ir nori tiesiog nieko neveikti, o kitas atsikelia nuo 7 ryto ir nori jau ten bėgioti, važiuoti ir taip toliau, ne? Tai labai skirtingi dalykai siejami buityje ir šitoj vietoj irgi tiesiog susitarimai, supratimas, kad jūs esate skirtingi žmonės ir tai yra normalu turėti kažkokias savo skirtingas tradicijas ir rutiną, bet kažkur ir turėti tuos bendrus taškus. Tai šitos dvi vietos, šitos poros yra tikrai silpnesnės, bet visada, kai žmonės kalbasi ir tiesiai šviesiai sako, ką jie galvoja, jie gali atrasti bendrus taškus ir savo silpniausias poros vietą pastiprinti. Tai Edgarai, vat tokia yra jūsų pora. Dar sakyčiau, pas jūs toks per viduriuką yra tas humoro jausmas, tai tikrai karts nuo karto galit vienas kitą prajuokinti ir tai labai padeda, kai eina kažkiek konfliktai ir pykčiai, tai vėl šitoj pusėje, ne, turit tą stiprią vietą, kurią galit naudoti. Taip, toj prasuksiu, pasižiūrėsiu, gal aš praleidau kokį dar klausimą. Visiems, kam netinka ir nepatinka, galite išeiti, jokių problemų, nieko čia nelaikau. Taip. Gerai, klausimų nebuvo. Tai jeigu nėra jeigu dar yra, Edgaras rašo, 5 metai kartu, kiekvieną dieną labiau myliu geresnio žmogaus nebuvau sutikęs. Labai faina, nes
5 metai yra nemažas laiko tarpas. Kaip sako, ten yra tos kriziniai metai. Pas mane neseniai buvo atėjusi klientė ir sakė, aš tai bijau, pas mus bus 7 metų metinės, ane, aš tai bijau, visi sakė krizė, aš kaip ir jos nejaučiu, bet vis tiek yra tas nerimas iš sociumo atneštas. Tai vėlgi, ne, kodėl po 7 metų labai dažnas skyrybų procesas, nors aš sakyčiau ne tik po 7, būna ir po 3, ir po 5, ir po 10, bet kodėl po 7? Šiaip jeigu žiūrėti iš astrologinės pusės pagal tuos visus cikliškumus, tai kas 7 metai pas mus yra didžiulis pokytis susietas su mūsų savivertė, kur mes norim eiti, kuo mes norim būti ir ta visas mūsų socialinis vaidmuo, taip sakant, labai keičiasi. Kas 5 metai labiau kūnas keičiasi, restartuoja, ar ten išlenda kažkas, ne? O kas 7, kaip tik mes jaučiamės realizuoti, nerealizuoti, kuom dirbti, kur būti, iš tos pusės. Ir todėl žmonės, kurie susitinka ir po 7 metų supranta, kad jie neturi bendrų taškų, jie ir turi tą krizę santykiuose, nes jie neatsisėdo vėl ir vėl nesusitarė. Žiūrėk, aš pasikeičiau, man dabar svarbu tas ir tas dalykas. Aš dabar noriu labai siekti tokių kitų kažkokių tikslų, ne to, ko norėjau prieš 7 metus. Ir jeigu tas pokalbis įvyksta po 7 metų, tai tos jokios krizės tikrai nebūna. O šitoj vietoj 5, ne? Irgi labai faina, tai labai džiaugiuosi, tikrai smagu, nes kai mes praeidinėjam, tuos visus taškus silpnesnius vertinam tai, kas mus stiprina, tai pora toliau ir gyvena. Dabar apskritai yra tokia tendencija, labai daug žmonių liktai nori santykių, iš klientų irgi aš matau, ateina liktai nori santykių, bet ne iki galo. Nes, pavyzdžiui, nemoka komunikuoti, nemoka pasakyti, kas jiems patinka, kaip jie nori gyventi, ne, kur jie nori eiti. Labai dažnas atvejis būna, kad žmonės tiesiog lenda į tuos santykius, kad nebūt vieni. Nes išmokti būti, tiesiog pats su savimi nepabūt, čia tinka tiems, kas gimė iki 2000 metų. Sakysiu dabar iš numerologinės pusės. Kodėl taip yra? Nuo 2000 metų į vaiko gyvenimą atsirado labai daug šou, kažkokių linksminimų, ten telefonų, gadžetų, planšetinių ir viso kita. Ir vaikas tikrai neturi to įgūdžio pabūti pats su savim, sugalvoti pats kažkokį žaidimą. Ir dabar geriausia, ką gali tėvai daryti dėl savo vaikų, kad paskui tie užaugę vaikai nejaustų tą vienatvę didžiulę ir nelystų į bet kokius santykius, kad tik nebūt vieni. Ne? Tai vėlgi reikia išmokinti bent 2 valandas ten kažkaip pačiam pasidėti, pažaisti, bet be tų telefonų ir visa kita. Toliau mums, kodėl iki 2000? Iki 2000 karta kokia buvo? Mūsų tėvai dirbdavo, mes neturėjom tiek ten tų telefonų ir visa kita, mes turėjom kiemą, kur eidavom, žaisdavom, su kaladėlėm, ką surasi, su tuo žaidė, ne, ta vaizduotė dirbdavo. Ir todėl dabar tiems, kam yra ten 40, 50 metų, jau po 30 irgi, jeigu mes išmokstam, prisimenam, kaip faina pabūt, pačiam su savim, nežinau, atsigert kavos ryte ramiai, ten nuvažiuoti prie jūros, pavyzdžiui, arba dar, ne, tai mes kaip ir neturim tokios problemos. Bet tie nauji vaikai, tai tikrai turim. Ir turi būtent dėl šitos priežasties. Per gumą šokinėdam, prisimenu. Dabar vaikui paaiškinkas, tai net ne visi supras. O jūs šeimos vaikų turit? Praktikos realios. Šiaip jo,
Turiu, jeigu įdomu, turiu santuoką, vyrą, turiu 2 vaikus, sūnų ir dukrą. Šiaip man šiais metais bus 40, tai yra tos patirties nemažos. Pirma santuoka 10 metų buvo su partneriu, dabar antra santuoka 7 metai mes jau esam kartu. Jokios krizės nėra, kaip aš ir pasakau. Vaikams irgi vienas paauglys, sūnui 15, jau dukrai 11. Kaip ir matau, ne tik per klientus tuos visus dalykus apie santykius. Tai patirties yra ne tik per darbus. Dvi santuokos nesėkmingos. Aš manau, kad kiekviena santuoka gali būti sėkminga, jeigu mes pačioj pradžioj pasirenkam teisingą partnerį. O pasirinkti teisingą partnerį mes negalim, kol mes nepažįstam savęs, ko mes norim, kas mums patinka ir taip toliau. Ir jeigu mes patys savo negalim atsakyti į tuos klausimus, aš pati buvau tokioje pat vietoje su pirma santuoka, visiškai nieko nežinau, buvau jauna, galvoju, santuoka čia kažkas tokio labai romantinio ir nuostabaus. Bet, visko buvo. Tai labai aiškiai suprantu ir pagal klientus matau ir pagal save galiu pasakyti, jeigu mes pasirenkam partnerį, teisingą, kuris tinka mums pagal mūsų vertybės, kuris panašus yra kažkur, tai kur mes turim labai daug tų bendrų taškų, tai ir ta santuoka bus laiminga. Bet jeigu mes šiaip plaukiam, tai kas čia priplaukia, su tuo ir būsiu, tai faktas, kad ta santuoka gali būti nelaiminga. Būtent dėl to, kad labai sunku perdaryti žmogų, aš sakyčiau, neįmanoma perdaryti kitą žmogų, mes galim tik priimti tai. Tas pats ir su mumis, mus irgi neįmanoma ten sulaužyti ir visą kitą, mes vis tiek su laiku išeisim iš tų santykių, nes mums netinka. Su tom santuokom. Taip ir būna. Vilko bėgiant, miškos papuolė. Jeigu tu nežinai ir nepažįsti savęs, ko tau reikia, dėl ko iš vis tau reikia tos santuokos, tų santykių, tai taip ir būna. Bet jeigu yra aiškus tikslas, noras, ką tu gali duoti santykiuose partneriui, ką tu norėtum santykiuose iš partnerio, tas balansas, kad būtų, tai tada yra visiškai kitoks ryšys ir aš manau, čia ir yra tas suaugusių sąmoningų žmonių santykiai. Labadiena, apie ką kalbam? Šiaip poros suderinamumas, partnerio paieška per gimimo datą. Aš esu astrologė, numerologė, tai per gimimo datas galiu atsakyti į klausimus sietus su santykiais. Kur surasti partnerį, koks yra poros suderinamumas, tai galima rašyti savo gimimo datą ir klausimai ir aš į juos atsakysiu. Dar turim 20 minučių, tai kas nori, galite parašyti savo klausimą ir aš pasižiūrint į skaičius atsakysiu. Jeigu ne, tai gal mes ir pabaigsim šį kartą šį transliaciją. Labai seniai iš tikrųjų nedariau tiesioginės transliacijos TikTok'e, bet manau, gal reikės dažniau. Visai jūs čia draugiški, nesikandžiojat. Visai gražiai visi bendrauja, labai irgi nuostabu, tikrai, kad tokią dieną taip gražiai bendraujat. Vienas 994-2000 ar suderinimą, Avinas su Avinu, zodiakas. Aš šiandien neimu astrologijos, šiandien kalbu tik iš numerologijos pusės, tai man reikia pilnų gimimo datų. Pavyzdžiui, metai, mėnuo, diena ir parašyti čia vyras ar moteris ir metai, mėnuo, diena ir aš galėsiu tada jau atsakyti. Šiaip
pagal mane mes nesutinkam kažkokiu atsitiktinių žmonių ir jeigu mes jau susitikom su kažkuo, tai šiam etapui mes tikrai esam suderinti, ne? Bet kas toliau priklauso nuo mūsų abiejų pastangų. Ir avinas ar ne avinas visiškai šitoj vietoj banko sąskaitas nereikia. Gerai. Pinkodo irgi nereikia. Avinas avino. Taip. Gerai, turim gimimo datą. Pasižiūrėkim, ką sako gimimo data. Ar bus kažkoks ten klausimas, ar tiesiog bendrai pasižiūrėsim? Kas labiausiai domina, vat irgi. Arba vėlgi galiu va taip bendrai pasižiūrėti stipriausius taškus poros ir silpniausius poros taškus. Nematau vardo, matau, kad mergina parašė. Taip, tai vyras yra gimęs 77 metais, moteris 81. Va šitą porą dabar pasižiūrėkim. Ir tada persiu prie kitos poros, nes mačiau parašyt. Gerai. Taip, tai kaip pasakoju pačioj pradžioj, kas praleido, tas praleido. Mes sutinkam partnerį per kažkokį vieną iš 3 lygių. Pirmas lygis yra, kai pora susitinka dėl išskaičiavimo, antras lygis auksinis viduriukas, kur dėka bendrų pastangų pora gali tikrai užauginti labai gražius sąmoningus santykius, kur bus ta tikroji meilė. Ir trečias lygis poros, kai sutinka, tai būna, kai yra ta tikroji meilė, kai iš karto ugnis ten viskas aišku ir patogu ir faina, bet tų porų yra mažai, taip pat kaip ir pirmų. Kas matosi šituo vietoj, tai 27 dieną gimęs moteris ir 7 vyras, ne? Suderinamumo procentas iš 100, vis dėlto esu numerologė, man reikia per skaičius irgi kalbėti, iš 154 procentai. Tai 54 procentai, tai yra labai gerai. Čia yra auksinis viduriukas. Dar pasižiūrėsiu, gal kažką rašėt. Patikslinimą. Ne, nėra. Gerai, tai bendrai tada žiūriu jūsų porą. Ok, 54 procentai iš 100. Yra labai geras iš tikrųjų rezultatas. Stipriausi taškai. Tai buitis, kai žmonės gyvena kartu, šitoje vietoje yra 100 iš 100, tai reiškia, kad tikrai ir vienas partneris ir kitas supranta, kas yra asmeninės ribos. Tai liečiama tiek buityje, namie, tiek liečiama, jeigu žmogus kažko nori, fiziškai, psichologiškai, ne, va tas komforto zona yra tikrai tobula šitoj poroj. Tai galit kartu gyventi ir labai gerai šitoj vietoj jums seksis, ne? Taip, toliau, labai stiprus dar momentas yra dėl meilės kalbos irgi. Vat mes prieš tai žiūrėjom porą, aš kalbėjau, ten buvo meilės kalba panaši, ne? Ir šitoj vietoj irgi 100%. Tai reiškia, kad visos jūsų pastangos bus suprastos, priimtos ir teisingai suprastos. Ne? Tai vat, ir tas pats yra ir dėl partnerio. Tai vat, tas vienoda meilės kalba. Ne? Galima taip pasakyti. Arba jūs tikrai galit ir turit jėgos papasakot, ką reikia padaryti, kad jūs būtumėt laiminga moteris. Taip. Toliau dar stiprus aspektas yra vaikų auklėjimas. Irgi 100% iš 100. Tai irgi yra labai gerai, nes bendras suvokimas ir supratimas yra vienodas. Vaikams tai yra nuostabu. Nežinau, ar jau gyvenat, ar turit vaikų, bet jeigu neturit,
jums tikrai bus gerai. Ir dar vienas stiprus momentas yra vertybės. Ką reiškia, kai sutampa poroje vertybės? Tai reiškia, kad kažkas paleidžia kažkokią seną muziką, o kitas ją prisimena. Ir jums juokinga bus, ne? Bet vertybės, ar jūs vienodai kažkaip augot, ar iš panašių šeimų, ne, ten per šituos dalykus, per šitą prizmę labai sutampa. Ir tai labai artina žmonės visada. Taip, nes būtent tas dalykas ir padės. Dėka vertybių sutampančių, ne, mes jaučiam, kad žmogus yra artimas mums. Iš minusų. Iš minusų gali būti kas? Tuoj dar pažiūrėsiu. Emocinis ryšys šitoj poroj yra 0. Tai reiškia, kad šiaip arba nevertinam, kad toks gali būti stiprus ryšys, arba tai gali būti dar ženklas, kad šitai porai šiaip labai tinka karts nuo karto atsitraukti vienas kitai. Pavyzdžiui, ten vyrui turėti darbą komandiruotėse. Ne? Biškai reikia to poilsio atsitraukti ir tada dar stipresnis ryšys yra. Arba turėti, nežinau, moterį turėti draugės ir ten kiekvieną sekmadienį susitikinėti. Ne? Turėti, kiekvienas iš jūsų turi turėti savo kažkokius pomėgius, draugus, ne visą laiką būti kartu. Karts nuo karto atsitraukti. Ir kai yra tas atsitraukimas, tada jūs vėl susitinkat ir vėl aistra, vėl viskas daug emocijų, energijos, noras būti kartu. Bet čia yra tik dėl to, kad emocinis ryšys nėra tiek stiprus. Ne? Ir todėl kartais reikia kaip ta guma. Šiek tiek tempiam ir paskui vėl kartu galim būti. Tai visiškai nereiškia ir nerodo, kad partneriai gali būti, nežinau, nepatikimi vienas kitam eiti šon ir visą kitą, ne. Tai tik reiškia, kad tam, kad tas restartas įvyktų, šiek tiek atgauti jėgas, ne, reikia šiek tiek atstumo. Tai sakau, šitoj vietoj labai tinka, kai yra darbuose pas vieną arba pas kitą kažkokios komandiruotės, tai savaime aišku, kad jie šiek tiek pabus be vienas kito ir tada jau vėl susitiks ir norės būti toliau kartu. Taip. Tai apie šią porą, sakyčiau, gal mes taip papasakosiu tiek dalykų. Šiaip visai stipri, gera pora, tikrai matosi, jaučiasi, nežinau, kiek laiko esat kartu, bet vertinkit tai, ką turit ir dėka pastangų abiejų partnerių tikrai užauginat galbūt jau savo labai stiprų ryšį. Tai tiesiog tęskit. Mačiau dar vieną poros, tai labai norėsiu ir ten atsakyti. Tuoj atkapsiu čia. Va. Taip, vyras gimęs 0404, 94 metų ir moteris pas mus gimusi kovo 30, o tokia labai moteriška jaučiu moteris, graži, prižiūrinti. Vyras tai toks tikslingas, ne visada gali suprasti tą savo moterį. Gerai, tai pasižiūrėkim dabar šitą. Vardus nesakysiu, nes čia tokie vardai visi skirtingi. Arba inicialai kažkokie, tai sakysiu geriau pagal datas. Tai dabar žiūriu, vyras yra gimęs balandžio 4, moteris kovo 30.
Tai kas matosi šito vietoj? Šito vietoj pas mus suderinamumas irgi, jeigu yra klausimas, tai galite užduoti, ką būtent norit sužinoti, nes dabar žiūrėsiu bendrai, bet jeigu yra kažkoks atskiras klausimas, tai galite užduoti. Taip, čia bus paskutinė data, kuri paimu ir užbaigsime eterį. Taip, tai suderinamumo procentas yra 52,5 procentai iš 100. Tai yra auksinis viduriukas. Šiaip labai gerai. Iš stiprių pozicijų emocinis ryšys labai stiprus, tai reiškia tikrai nepamiršti vienas kitą niekada. Meilės kalbos vienodos, tai reiškia moteris gali išsakyti, ko nori ir gauti, tai vyras irgi gali išsakyti, ko nori ir tai gauti. Arba savaime kažkaip gaunasi taip, kad jūs ir gaunat to, ko jums svarbiausia turėti santykiuose, nes visi mes kažko norim iš tų santykių, ne? Kažkoks svarbus dalykas ten mums reikalingas. Taip, humoro jausmas ant viduriuko, tai šitoj vietoj nelabai sakyčiau, kad reikėtų konfliktuose pereiti į humoro jausmą, nes gali pereiti į sarkazmą ar dar kažką ir įžeisti kaip tik. Tai šitoj vietoj atsargiau, čia nėra stipri pusė. Ir apskritai rodymas savo jausmų. Va čia būtų silpniausia vieta, nes per veiksmus jūs vienas ir kitas, būdami kartu, galit labai gražiai viską pabūti. Bet kai jūs nesat kartu, pavyzdžiui, ten, nežinau, skirtingi darbai, reikalai ir visa kita, tai vėlgi dėl to, kad turit skirtingus temperamentus, ne, tai vienas gali būti labiau tikslingas, kitas gali būti toks labiau flow, relax, ne, va toks mažiau apie kažką galvojantis, tai skirtingi tie temperamentai parodo, kad šitoje vietoje galite nesuprasti, ne, vienas kito ir kažką ne taip padaryti ir prisigalvoti visko. Bet kai jūs esat kartu, emocinis ryšys stiprus, meilės kalbos vienodos, nu tai jūs tada ir jaučiatės puikiai. Nes tokios poros įdomu. Yra tas, kad tokiose porose jie kai kartu, tai viskas tobula, nėra prie ko prikibti, labai fainai ir vienas kitas atsipalaiduoja ir taip viskas labai gerai. Bet kai tik ten, pavyzdžiui, jie gyvena skirtingose miestuose, ten dar negyvena kartu, pavyzdžiui, ne, tai vat, kai tik yra tas, nu viskas, ten prasideda, jinai savo prisigalvoja kažko, jis ten savo kažką netaip suprato, nu ir prasideda. Ir čia išgelbės, aišku, tik komunikacija ir kalbėjimai. Aš pasakiau taip, nes nenorėjau įžeisti, ne, arba jinai turi pasakyti, ką jinai turėjo omeny. Taip. Kas dar? Nu, vat, šitoj vietoj, pavyzdžiui, vertybės nelabai sutampa, vat, kaip aš ir sakiau, skirtingas temperamentas, skirtinga patirtis prieš tai, arba auklėjimas, arba ten sociumai, tokia, nežinau, skirtingi filmukai ir muzika šitoj vietoj nėra jūsų stipriausias dalykas. Reikia atrasti tokioj poroj savo stipriausius taškus, kas mus bendrina. Ok, aš mėgstu tokią muziką, tu mėgsti tokią, bet kokią mes galim klausyti kartu. Tau filmai patinka tokie, man tokie, bet kokį mes galim atrasti kartu. Ir va čia tas ir yra darbas, kai yra santykiai ant viduriuko auksinio, kad pastangas vienas deda ir pastangas kitas deda. Ir tada viskas gaunasi. Bet jeigu pradeda užsišikti, susipykti ir, nu, tai faktas, kad praranda. Nors čia emocinis ryšys stiprus ir todėl jūs tikrai nepamiršit vienas kitą. Taip. Kas dar? Ir taip pat šitoj poroj gali būti toks momentas, vat vėlgi, kol nepradeda gyventi kartu, vat vėlgi, nežinau, negyvena, tai gali būti toks momentas. Pavyzdžiui, jinai sėdi namie kaip ir pasilgo, nori parašyti, bet galvoja, nu ką aš čia dabar pati ir rašysiu, va tegul jis man parašo. Ir jis tuo pat metu taip pat galvoja, ką aš čia dabar rašysiu, gal jinai užimta arba dar kažkas, ne, ir prasideda. Aha, jis man nerašo, nu ir viskas, nemyli ir prasideda ten tokios emocinės, nu žodžiu, įdomus dalykai. Tai va šitoj vietoj irgi jūsų poroj yra silpna vieta, tai ką reikia daryti? Vėlgi, kalbėtis. Jinai turi išmokti sakyti, kas jai yra. Vat
Jeigu moteris nori parašyti, nu tai tegul ir parašo, nes jūsų santykiuose čia nėra stipri pusė. Tai jūsų stipriausia pusė, kai jūs esat kartu, nes jūs tada puikiausiai jaučiatės ir kalbatės ir bendraujate ir visą kitą. Ir jums gerai ir aišku, bet kai tik esat skirtingose vietose, gali būti vat, tas dalykas. Ai, nu ką aš čia dabar rašysiu, tegul jinai, arba ką aš čia dabar eisiu, ten sakysiu, darysiu, tegul jinai. Ir vienas sėdi laukia iš to kažkokių veiksmų, kurie įrodo, kad ten yra ta meilė, jausmai, ir kitas sėdi ir laukia, kaip vat, jis man dabar parodys, kad aš esu vertinga. Ne? Tai vat, kai yra atstumas, tai va čia reikia susitarimų, pokalbių. Matosi, kad kažkas ten pradeda vykti jau galvoj pas tą moterį. Iškart pasikalbėti. Kas ten atsitiko, ką ne taip pasakiau, ką tu ten savo prisigalvoji. Išsikalbėtų ir viskas, nėra to konflikto. Tai šitoj poroj būtų toks dalykas. Na ką, vis dėlto pavyko per šią valandą porą datų pažiūrėti, papasakot, kas ten yra. Smagu, kad patiko. Ir ką, aš manau, kad mūsų šią meilės dienos progą eterį jau baiginėsiu. Ir susitiksim per sekančius kartus. Gal kokią kitą temą pakalbėsim. Visiems linkiu tikrai nepamiršti ne tik tai nustebinti šiandien antrą pusę, bet ir pasirūpinti savimi. Tai tiek iš mano pusės. Ačiū Jums už širdutės, už viską. Esat nuostabus, tai mylėkit save ir jeigu turit žmogų, kuris Jums yra svarbus, parodykit tai. Parodykit tai, ten gal ne šiandien, gal rytoj, o gal šiandien. Vis dėlto sugalvojo tokią šventę ne šiaip savo, kad žmonės dažniau sakytų, kad tu man esi svarbus. Ne? Tai vat, nepamirškit dažniau pasakyti tiems, kurie yra to verti. Ne? Kurie su laiku įrodė, kad jie to verti. Ne bet kam ir ne visiems. Gerai. Tai iš mano pusės tiek. Labai faina. Bet šiam kartui tiek. Iki.